Sveiki. Tai va, vos tik įsukome iš pagrindinio kelio ir iš karto pakliuvome į koncentracijos stovyklą. O kas vyko toliau, pamatysite, jeigu žiūrėsite šį filmuką. Mes įsigijome bilietus ir pro vartus įžengėme į šią žiaurumu liūdnai pagarsėjusią teritoriją. Pirmiausia, apsilankėme mūrinėme pastate, kur kažkada buvo šios koncentracijos stovyklos komendantūra. Šiuo metu šiame pastate eksponuojama tų žiaurių laikų fotografijų paroda. Įrašyk. Čia radome lankytojų žurnalą, kuriame užrašėme, kada ir kokiu tikslu mes čia lankėmės. Apžiūrėję fotografijų parodą išėjome į lauką ir tęsėme koncentracijos stovyklos apžiūrą. Pirmiausia, apsilankėme buvusioje valgykloje, kur šiuo metu eksponuojamas nemažas kalniukas avalynės. Čia labai daug, bet Aušvice tai ten kalnai batų. Puspadžių batų. Kažkada žmonės juos mūvėjo, bet jų jau nėra. Išrūko per kaminus. O čia administracinis barakas. Pasiguldydavo ant tų ožių ir plakdavo. Šiame pastate bausdavo smulkius prasižengėlius ir sodindavo į karcerį. Čia gal raštinė bus, kur Balys Sruoga dirbo. Taip, šioje koncentracijos stovykloje kalėjo rašytojas Balys Sruoga. Savo knygoje Dievų miškas aprašė sunkią kalinių dalią šioje koncentracijos stovykloje. Ši koncentracijos stovykla pradėjo veikti 1939 m. rugsėjo 2 dieną. O baigė savo egzistavimą 1945 m. gegužės 9 dieną, kai baigėsi karas ir buvo išlaisvinti visi kaliniai. Per šį laikotarpį šioje stovykloje kalėjo 110 000 kalinių, iš kurių net 85 000 buvo numarinti, nukankinti šioje stovykloje. Pradžioje ši koncentracijos stovykla buvo nedidelė, ją juosė spygliuota viela ir sudarė tik 8 barakai kaliniams, na ir komendantūra. Bet vėliau, 1943 metais, ši stovykla buvo labai padidinta, buvo aptverta elektrifikuota tvora, taip pat pastatyta 30 naujų barakų, dujų kamera, ir tais pačiais metais buvo pastatytas krematoriumas skirtas žmonių kūnams deginti. Šie statiniai pastatyti tam, kad būtų pradėtas masinis žydų naikinimas, nes Štuthofo stovykla buvo įtraukta į masinio žydų naikinimo sąrašus. Todėl prireikus būdavo naudojami ir mobilūs dujų vagonai skirti dujų kameros našumui padidinti esant reikalui. Šioje koncentracijos stovykloje
kaliniai gyveno brutaliomis sąlygomis, su jais nebuvo skaitomasi, daug kalinių mirė nuo dėmėtosios šiltinės epidemijos, kuri stovykloje buvo 2 kartus. Čia kaliniai buvo marinami badu, neleidžiama jiems miegoti ir naudojami kiti kankinimo būdai. Balys Sruoga rašė, čia žmogų nukankindavo, čiulpte iščiulpdavo jo sveikatą, jo jėgas, versdavo jį mirti iš bado. Matai, kokio dydžio buvo. Tokia buvo Štuthofo koncentracijos stovykla. Dabar nelikė nei trečdalio. Išgriauta po karo viskas. Štuthofo koncentracijos stovyklos pragare nemažai kentėjo ir Lietuvos gyventojų. Preliminariais duomenimis per šios stovyklos barakus perėjo daugiau kaip 13,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų. Daugiausiai tai buvo žydai. Ir dauguma jų čia praleisdavo neilgą laiką, nes būdavo perskirstomi į kitus lagerius. Bet apie 4000 Lietuvos gyventojų čia kalėjo ilgesnį laiką. O 46 iš jų buvo ypatingi kaliniai, kurie priklausė 46 grupiai. Jie čia pakliuvo, kai 1943 m. kovo 16-17 d. sužlugus mobilizacijai Lietuvoje, vokiečiai ėmė uždarinėti aukštasias mokyklas ir kitas rimtas įstaigas. Tuomet buvo suimti 46 Lietuvos inteligentijos atstovai, tarp kurių buvo profesoriai, gydytojai, mokyklų direktoriai, kunigai, advokatai, generaliniai tarėjai ir kiti aukštas pareigas ėję asmenys. Į šią 46 grupę pateko ir Dievų miško autorius profesorius Balys Sruoga. Per pirmuosius 2 mėnesius nuo mušimo, išsekimo ir lygų mirė 9 šios grupės nariai. O likus nedaug laiko iki Vokietijos kapituliacijos per kalinių evakuaciją mirtis pasiglemžė dar kelių nusilpusių lietuvių gyvybės. Po karo likę gyvi 46 grupės buvę kaliniai rašė atsiminimus apie patirtus siaubus šioje koncentracijos stovykloje. Rapolas Mackonis parašė rankraštį, kuris šiuo metu saugomas Lietuvos ypatingajame archyve. Stasys Yla savo išgyvenimus aprašė knygoje Žmonės ir žvėrys. O Vladislavas Telksnys savo išgyvenimus šioje stovykloje aprašė knygoje Kamino šešėlyje. Na ir žinomiausias kūrinys Balio Sruogos Dievų miškas, kurį dauguma esate skaitę. Čia ginekologinė kėdė. Na, o čia buvo šios koncentracijos stovyklos medicinos skyrius. Šiam skyriui vadovavo gydytojas Heidelis. Jūs turbūt esate girdėję apie Aušvico koncentracijos stovykloje dirbusį daktarą Josefą Mengelę, kuris atlikdavo protų nesuvokiamus bandymus su žmonėmis. Tai šios stovyklos daktaras Heidelis nebuvo toks atsidavęs mokslininkas kabutėse. Jis buvo mandagus, inteligentiškas, tačiau savo vardu tyliai pridengiantis visas lagerio žmogžudystės. Todėl skaitėsi toks pats nusikaltėlis, kaip ir kiti lagerio esesininkai. Ar buvo galima pabėgti iš šios stovyklos? Taip, bet tik trumpam. Balys Sruoga apie tai rašė. Dievų miško geografinė padėtis buvo tokia, kad spygliuotosios pastogės gyventojai negalėjo ir svajoti apie pasišalinimą iš lagerinės viešnagės. Iš vienos pusės buvo Šiaurės jūra karo metu taip stropiai saugoma, iš kitos pusės garsioji jūros įlanka, iš trečiosios didžioji dvišakė Vysla su savo kanalų ir kanaliukų sistema, o iš ketvirtosios siaurutis pusiasalis skirias jūrą ir įlanką. Bėglys ištrūkęs iš Dievų miško, kur link jisai nukryptų, vis tiek patektų į vandenį ar į policijos glėbį. Balys Sruoga apie šią stovyklą rašė. Kas ją pakliuvo, jau faktiškai yra pasmerktas mirti. Jis pereina visą kančių pragarą, virsta beteisių padaru, SS organizacijos nuosavybė ir anksčiau ar vėliau yra sunaikinamas. Čia kalinius kardavo, šaudydavo, užmuždavo lazdomis arba sunaikindavo kitais būdais.
Šios koncentracijos stovyklos komendantas buvo Hopė. Knygoje Dievų miškas komendantas Hopė vaizduojamas kaip menko išsilavinimo ir nedidelio proto žmogus, labiausiai susirūpinęs savo didybės palaikymu ir užsiėmė savo bizniu. Todėl jis mažai kišosi į kalinių reikalus, o juos tvarkė kalinių stovyklos viršininkas Traugotas Majeris, apsigimęs banditas, keikūnas ir sadistas, mėgdavęs lazda mušti kalinius. Balys Sruoga rašė, kad galėjai likti visiškai nenubaustas už kalinio nužudymą, bet smarkiai atkentėti už bulvės ar morkos vagystę. Čia yra krematoriumas, kuriame buvo deginami palaikai mirusių arba nužudytų kalinių. Šalia krematoriumo buvo šaudomi, kariami arba atvežami jau mirę kaliniai iš barakų teritorijos. Čia yra vėliavos tų valstybių, kurių piliečiai buvo nukankinti šioje stovykloje. Paskutiniais karo metais kalinius naikino taip sparčiai, kad nespėjo jų deginti, todėl krūvos mirusiųjų kūnų gulėdavo šalia krematoriumo krosnių. O čia, visai šalia krematoriumo, buvo dujų kamera. Šioje dujų kameroje tilpdavo 150 žmonių, kai juos suvarydavo į kamerą, paleisdavo dujas ir jie mirdavo kankinančią mirtimi. Tai tokiais vagonais juos atveždavo, vėliau įsigudrino vokiečiai pačiuose vagonuose dujas paleisdavo. Būdavo jiems greitesnis darbas, atveždavo jau paruoštus deginti kūnus. Jo žvėriškumo ir ribų nėra. Karo aukoms atminti. Stovyklos teritorijoje pastatytas monumentas Štuthofo koncentracijos stovyklos aukoms atminti. Čia matome vietą, kur kažkada stovėjo barakai, o dabar tik sužymėtos vietos, kur jie buvo. Iš ilgai spygliuotos vielos mes žygiuojame į šiaurės pusę. Dabar žygiuojame į Dievų mišką. Dabar mes matome koncentracijos stovyklą, mišką ir tolumoje jūrą. Tai tas miškas tarp jūros ir koncentracijos stovyklos ir yra vadinamas Dievų mišku. Čia parašyta Judenlager. Žydų lageris buvęs. Vienu žodžiu, žudymo, kankinimo ir žudymo didelis fabrikas, labai didelis. Toliau mes ėjome, kol spygliuota viela baigėsi, prasidėjo Dievų miškas, bet link jūros tų 3 kilometrų mes neėjome, o apsisukome ir grįžome atgal. Tai ir baigėsi 2 valandas trukęs mūsų apsilankimas Štuthofo koncentracijos stovykloje.
mes grįžome atgal prie savo transporto priemonės ir išvažiavome į kitus objektus. Mes tikimės, kad jūs važiuosite kartu su mumis, bet jau kitoje serijoje. Iki.